Šiandien mano tema yra santuokos sakramentas. Ir pradėsiu nuo skaitinio, jums tikriausiai daug kartų girdėto, iš pradžios knygos 2 skyriaus. Kaip žinote, pirmieji 11 skyrių šventojo rašto pradžios knygos yra parašyti tokia ypatinga kalba, kurioje labai daug simbolių. Todėl mes ją turime suprasti kaip simbolinę, o ne tiesioginę. Reiškia, ką reiškia vienas ar kitas simbolis, pirmas klausimas turėtų būti. 2 skyrius pradžios knygos. Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Taigi viešpats Dievas padarė iš žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos pas žmogų pamatyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu vardu žmogus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padangių paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims, tačiau savo tinkamo bendrininko nerado. Tuomet viešpats Dievas užmigdė žmogų giliu miegu ir jam miegant išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį buvo išėmęs iš žmogaus, viešpats Dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė, štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama moterimi, nes iš vyro buvo paimta. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Daug čia visko yra. Žodžių žaismas tarp žmogus ir žmona bando išlaikyti šitą švento rašto vertimas lietuvių kalbą. Nėra lengva tą padaryti, hebrajiškus tuos žodžius, kurie yra labai artimi savo šaknimi. Mums lietuviškai skaitant gali susidaryti klaidingas įspūdis, tarsi moteris nebūtų žmogus, nes yra žmogus ir tada yra iš žmogaus padaroma moteris. Tai čia būtent tas neišreiškiamumas lietuvių kalboje to šakninio žaismo tarp žodžių išreiškiančių vyrą ir moterį hebrajų kalboje. Be abejo, ir vyras ir moteris abu yra žmonės. Dievas sukuria žmogų dviejų lyčių ir jos tos lytys yra skirtingos, tačiau jos yra lygios vertės. Lygia vertės, tačiau yra skirtingos tos dvi. Ir štai šitoje vietoje turime tą labai keistą teiginį, kurį pats Dievas pasako, tai yra žmogui negera. Dar nuodėmė neįvykusi, dar niekas neatskyrė žmogaus nuo Dievo ir Dievas pats konstatuoja faktą yra negera. Labai keistas dalykas. Kogi tam žmogui trūksta, kodėlgi jam negera. Ir štai čia mes matome tą pačią svarbiausią ir giliausią mūsų laimės, mūsų kaip žmonių laimės sąlygą. Žmogaus laimė yra būtina artima bendrystė, artima draugystė. Bet tos artimos draugystės su tokiu pat kaip aš, tokios pat vertės kaip aš, žmogui yra negera. Ir tada Dievas sukuria kitą aš, su kuriuo žmogus galės kaip lygiai vertis bendradarbiauti. Tas lietuvių kalbos žodis bendrininkas truputį man asocijuojasi su nusikaltimu. Paprastai reiškia būna nusikaltimo bendrininkas. Turbūt vėlgi čia taip sunku tą tikslų, tą prasmę žodį surasti. Norima pasakyti, kad gyvenimo bendrakeleivis, tas kartu gyventi gyvenimą, kartu keliauti gyvenimo kelionę. Ir paaiškėja, kad jokia gyva būtybė nėra žmogui tam tinkama. Tik tai kitas žmogus gali būti jam tinkamas. Čia panašiai kaip, žinot, mes su vaikais kartais žaidžiam kokį nors žaidimą, šachmatais ar kortomis žaidžiame ir visai smagu žaisti su 5-mečiu, jam tenais nusileidi, ten pralaimi kartais, bet iš tikrųjų tai tik žaidė. Bet štai atsisėda tavęs vertas partneris šachmatais, o tada žaidimas. Tai va čia tas žmogus yra globėjiškas kitų gyvūnų atžvilgių, jie yra žemesni. Ir jam šiek tiek įdomu ir prasminga padėti, bet jisai vienišas, nes nėra to, su kuriuo jis galėtų įskleisti visą save. Tie kiti gyvūnai yra nepajėgūs. Ir štai sukuriama moteris, kūrinijos šedevras. Irgi kai kartais jums sakys, kad štai krikščionybė ar šventas raštas nuvertina moterį.
Tai irgi labai neteisingas priekaištas yra moteris kaip kūrinijos žiedas, kūrinijos viršūnė sukuriama ir tada vyras ir moteris yra padovanojami vienas kitam bendrystei ir ne bet kokiai bendrystei, o labai labai giliai bendrystei santuokai. Ir štai šitoje vietoje mes matome, kad santuokos autorius yra pats Dievas. Santuoka yra Dievo sugalvota. Jisai ją sugalvojo tam, kad išpildytų jo paties žmogui duotą bendrystės troškimą. Ir tas troškimas, žiūrėkit, kaip pirmą kartą Biblijoje Adomas prabyla. Ir prabyla ta ekstatinio džiaugsmo giesme. Pagaliau. Pagaliau kažkoks labai gilus jo troškimas išsipildė. Štai pagaliau yra tas, su kuriuo aš galiu užmegzti tą lygiavertės bendrystės santykį ir kartu keliauti gyvenimo kelionę. Pagaliau kaulas mano kaulo ir kūnas mano kūno, tai yra kas arčiausia manęs. Vėlgi čia labai gili simbolika yra ir dabar negalėčiau ją leistis toliau, šiek tiek ją liečiau pirmosiuose susitikimuose, kai kalbėjom apie sukūrimą, šonkaulis simbolizuoja tai, kas arčiausiai širdies. Moteris sukuriama iš šonkaulio. Aišku, vėlgi čia nebūtų teisinga taip biologiškai žiūrėti ir galvoti, kad Adomui turbūt trūko vieno šonkaulio, arba Adomas ir Ieva turbūt bambų neturėjo, nes jiegi negimė, iš bambagyslės nereikėjo. Tai čia tokie truputį humoristiniai kuriozai. Šventas raštas mums nepasakoja tokių biologinių dalykų, bet pateikia visai kitus atsakymus į kilmės, prasmės ir tikslo klausimus, o ne į gamtamokslinius klausimus. Taigi Dievas sukuria žmogų bendrystei ir santuoka yra labai svarbi bendrystės forma, bet ne vienintelė bendrystės forma. Mes iš viso, visas mūsų gyvenimas yra daugybė bendrysčių visokiausių. Ir tėvai vaikai, ir bendradarbiai, ir pažįstami, giminaičiai, yra daugybė tų bendrysčių, bet santuoka yra tam tikra pirmapradė, archetipinė bendrystė, kurioje tas žmogaus troškimas, žmogaus sukurtumas labai giliai draugystėje. Pagal Dievo planą įsiskleidžia tokia svarbiausia, labiausiai pamatinė forma. Ir santuoka ir visų kitų bendrysčių tokiu būdu matas. Kodėlgi bendrystė? Todėl, kad taip žmogaus laimė yra bendrystėje ir šioje žemėje ir amžinybėje. Dangus yra nekas kitas kaip begalinė, ekstatinė, nesibaigianti bendrystė, kuri viršyje savo visais parametrais, taip sakant, bet kurią mūsų bendrystės patirtį šioje žemėje. Net tikrą, gražią, nuostabę, didingą meilę šioje žemėje dangus begaliniai viršyje. Taigi Adomas ir Ieva yra santuokoje ir į santuoką yra pašaukimas. Dievas didžiausią dalį žmonių pašaukia į šitą bendrystės formą. Kai kuriuos žmonės pašaukia į kitokias bendrystės formas, bet vėlgi, ar tai būtų kunigystė ar vienuolystė, irgi yra bendrystės, tik tai kitokia forma. Bendrystė, kaip žmogaus pašaukimas, yra visuotinė, tik tai yra jų formos. Dauguma žmonių pagal Dievo planą yra šaukiami į santuoką kaip bendrystę. Dabar santuoka yra, labai svarbi santuokos savybė yra sandoriškumas. Santuoka yra sandora. Ir va šitą žodį reikia šiek tiek paaiškinti, nes jis mūsų kultūroje ir kalbėsenoje nėra giliai įsišaknyjęs. Ką jis reiškia, kas yra sandora? Sandora yra tam tikros rūšies sutartis. Ir mes visi labai gerai žinom, kas yra sutartis. Paprastos sutartys, jūs ir aš esame sudarę sutartys su kokiu nors mobilaus ryšio tiekėju, bite ar teledu. Ir pasirašydami sutartį yra įsipareigojimai iš abiejų pusių. Mes įsipareigojame laiku susimokėti, jie įsipareigoja mums teikti paslaugas kokybiškai. Ir tada, jeigu viena pusė sulaužo savo įsipareigojimo dalį, tai tada ir antra pusė atpalaiduojama nuo savo įsipareigojimų dalies. Ir tie įsipareigojimai yra patvirtinami asmens parašu. Aiškiai, mano vardas patvirtina, aš patvirtinu tą įsipareigojimą. Tai sandora panaši į paprastą sutartį tuo, kad joje yra įsipareigojimai, yra įsipareigojimų sąrašas tam tikras. Tačiau sandora skiriasi nuo sutarties labai svarbiom esminėm savybėm.
Viena iš jų yra ta, kad sandora yra besąlyginė. Sudarydami sandorą mes įžengėme į tam tikrą santykį, kuriame mes nesame atpalaiduojami nuo įsipareigojimų, jeigu kita pusė nustoja jų laikytis. Jeigu kita pusė nustoja laikytis savo dalies, aš lieku įpareigotas laikytis savo dalies. Arba būtų galima taip sakyti, jeigu viena pusė nesilaiko savo įsipareigojimų dalies 50%, pavyzdžiui, tai kita pusė turės daryti 150%. Čia yra sandora. Kita sandoros savybė yra tai, kad skirtingai nuo sutarties, kurios rezultate atsiranda tam tikros paslaugos, klientai, darbdaviai, samdiniai ir panašiai, sandoros pasiekmė yra tai, kad atsiranda giminystės ryšys. Sandora per sandorą susigiminiuojama. Ir tie iš jūsų, kurie skaitote Šventąjį raštą, Senasis testamentas yra nekas kita kaip sandorų istorija. Dievas vieną po kitos sudaro sandoras su žmonija, vis sudarydamas sąlygas žmonėms priartėti labiau prie savęs, prie Dievo. Tos sandoros per Abraomą, per Mozę, per Dovydą ir galų gale naujoji ir amžinoji sandora per Jėzų Kristų. Yra ta sandorų istorija, per kurias Dievas augina savo tautą tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai. Ir kaip gerai, kad Dievas su mumis sudaro, užmezga sandorinį ryšį, o ne tik tai paprastą sutartį. Nes žmogus yra neištikimas. Žmogus nuolat ir nuolat mes sulaužome savo įsipareigojimus. Žmogus gana dažnai daro įsipareigojimus, pažada laikytis, tačiau sulaužo. Ir Dievas, būdamas ištikimas, sandorai lieka tame sandorinėme ryšyje ir tai mus išgelbsti žmoniją. Ir štai vyras ir moteris santuokoje sudaro sandorą. Tai yra sandorinis ryšys, susigiminiavimas. Toks susigiminiavimas, kuris yra pats artimiausias giminystės ryšys šioje žemėje. Net tėvas ir motina, kaip ką tik tai girdėjome skaitinyje, yra paliekami dėl šito ryšio. Tėvas ir motina yra paliekami. Šitas ryšys yra svarbesnis ir artimesnis, netgi už tokį ryšį, kuris atrodytų natūraliai pats artimiausias vaiko ir motinos, vaiko ir tėvo ryšys. Taip, santuoka kaip sandora sudaro dar artimesnį ryšį. Ir vėlgi daugybė tokių bendravimo ir psichologinių problemų iškyla, kai sutuoktiniai dėl kokių tai priežasčių nesugeba palikti savo tėvo ir motinos. Ir statistiškai atrodo, kad svarbiausia priežastis sukeliantis skyrybas pirmaisiais santuokos metais yra netinkamas tėvų kišimasis į savo vaikų susituokusių gyvenimą. Jie tikrai gerų norų skatinami tą daro. Ir jie padaro didelę žalą, nes turi įvykti tas palikimas, palikti. Reiškia, čia jau tampa labiau svarbesnis dalykas. Žiedas yra tos santuokinės sandoros ženklas. Štai šitą sakramentalija, žiedas, kurį tie iš mūsų, kurie esam susituokę, nešiojame paprastai žiedą, tai yra ženklas, sakramentalija, primenanti mums apie šį sakramentą, apie santuokos sakramentą. Kaip ir visi sakramentai, santuokos sakramentas perduoda malonę. Kas yra malonė? Malonė yra neužpelnyta dovana, kurią būtų galima taip paprastai savo suprasti kaip Dievo kvietimas į laimę ir pagalba daryti žingsnius, žengti keliu, kuris į tą laimę veda. Aiškia, Dievo kvietimas į laimę ir galų galiai į dangų, kaip galutinę laimę. Ir kvietimas ir pagalba žengti tuo keliu. Kaip ir visi sakramentai, santuokos sakramentas perduoda malonę neįsiskleidusioje formoje, arba, kaip sakant, grūdo formoje, arba suarchyvuoto failo formoje. Ir jeigu žmogus nežino arba nenori išarchyvuoti to failiuko, tai tada ta santuokos sakramentu duota malonė lieka neįskleista ir nepanaudota. Dauguma iš mūsų puikiai žinome, ką reiškia turėti suarchyvuotą arba suzipuotą failą savo kompiuteryje.
mes prasiunčiam kažką tai ir tai yra dažniausiai geras dalykas, kitaip jo nesiųstume. Bet kol tu jo neišarchyvavai, tu iš jo neturi jokios naudos. Tai čia yra sakramentas. Visi sakramentai perduoda tam tikrą malonę, tačiau ta malonė perduota suarchyvuota. Ir tada mano darbas, mano reikalas yra tą suzipuotą, suarchyvuotą failiuką išskleisti ir naudoti. Jeigu aš to nepadarysiu, aš tenai esančių turtų nepanaudosiu. Ir va čia yra mūsų dažniausia tragedija šitoje vietoje, kuri, ko gero, santuokos sakramento atžvilgiu yra labiau matoma negu kitų sakramentų atžvilgiu. Nes kituose sakramentuose, žmogus tenais koks nors vaikas priėmė pirmą komuniją arba paauglys priėmė sutvirtinimo sakramentą ir jisai nieko nedaro su tuo. Ir toliau gyvena, kaip sakant, kaip visi žmonės. O tai dažniausiai reiškia be Dievo ir tokį gyvenimą. Ir jam kaip ir nieko netrūksta, atrodytų. Tačiau santuokos atveju mūsų neturėjimas jėgų, neturėjimas galios gyventi santuokinį gyvenimą baigėsi blogai, baigėsi konfliktais, skyrybomis, visokiausiais blogais dalykais, kurie labai matomi aplinkui. Tas reiškia, tas mūsų nepanaudojimas, neišarchyvavimas ten esančių lobių matosi labai stipriai. Kitų sakramentų atžvilgių jisai netaip ženkliai pasirodo paviršiuje, kaip santuokos atveju. Kaipgi aš jį išarchyvuoju, kaipgi man tą sakramentinę malonę uždarytą, suspaustą į sakramentą šį, kaipgi man ją išarchyvuoti, kaip ir visus kitus sakramentus. Mano tikėjimas yra tas įrankis, ta išarchyvavimo programėlė, kuri šitą santuokos sakramento tą failą išarchyvuoja. Tikėjimas, kuris reiškiasi veiksmais, reiškiasi darbais, kasdieniais pasirinkimais. Kasdien aš pasirenku gyventi, kasdien aš pasirenku su savo pelyte nueiti ant tos ikonėlės ir kliktelti, tik panaudoti tą programą. Jeigu to nepadarau, tai tada jinai vėlgi lieka nepanaudota, lieka neduodanti vaisių. Ir vėl tas geras klausimas svarbusis, ar man tie vaisiai reikalingi, ką man jie reikalingi, ką aš su jais darysiu. Santuokos sakramentas simbolizuoja visišką atsidavimą vieno žmogaus kitam, visišką pasidovanojimą vyro moteriai, moters vyrui. Tokį visišką, kad tampame vienu kūnu ir du taps vienu kūnu. Šitas tapimas vienu kūnu be abejo reiškia ir intymius santykius, bet daug daugiau negu tai. Tai reiškia vieną gyvenimą. Du gyvens vieną gyvenimą. Štai kas yra mums duodama per santuokos sakramentą, gale gyventi vieną gyvenimą. Mes iš savęs to neturime, nes mes esame egoistai. Ir kai du egoistus sudedi arti vienas kito, bus blogai, eis kibirkštys tenais ir gali būti sprogimas. Nes egoistas, jisai bando save pastatęs į centrą viską sukti aplink save, visą visatą sukti aplink save. Ir tai nėra gyvenimas viena širdimi ir vienu protu. Tam, kad tu gyventum, tu turi įsiklausyti į kitą, prisiderinti prie kito, nusileisti, atleisti, pamiršti save ir daugybė kitų dalykų, kurių natūraliai egoistas yra nepajėgus. Ir štai jeigu mes vėlgi negausime pagalbos iš aukštybių, mes nepajėgsime to daryti. Ta pagalba ateina santuokos sakramentu. Kaip ir visuose kitose sakramentuose, santuokos sakramento atveju neregima malonė yra ženklinama per išoriškai matomą ženklą, žodžius ir veiksmus. Ir patys svarbiausi žodžiai santuokos sakramente, sakramento šventime yra santuokinė priesaika. Santuokinė priesaika ir yra tai, kas įvykdo sakramentą. Santuokinė priesaika yra tas svarbiausiasis sakramento šventimo momentas. Gerai tikriausiai žinote ją, dar kartą pakartosiu. Aš, tarkim, Darius, imu tave, tarkim, Eglę, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu.
te padeda man Dievas. Čia jaunojo žodžiai ir tada atskirai tą patį sako ir jaunoji. Stebėkime, šitą priesaiką, esminis dalykas, ką jinai išreiškia visišką ir besąlyginį savęs atidavimą. Aš būsiu tavo, esu tavo, save padovanoju tau visiškai ir besąlygiškai. Ir tas besąlygiškumas apima ir laiką, ir aplinkybės. Žiūrėkite, ką sako priesaika. Aš prisiekiu visada būti tau ištikimas. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Nėra jokių ribų laike. Nėra pasakoma, aš tave mylėsiu, kol nusibos, pavyzdžiui, arba kol susirasiu jaunesnę ar gražesnę, arba tave mylėsiu, jeigu tavo figūra liks tokia pat graži, arba jeigu tu tiek pat pinigų uždirbsi, arba daugiau uždirbsi, tai tada dar labiau mylėsiu. Ne, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, laike nėra jokių ribų nustatoma. Visas gyvenimas nurodomas. Ir taip pat nėra sąlygų dėl aplinkybių. Reiškia, ar laimė lydės, ar vargas suspaus, ar sveikata atvers, ar ligos suims. Visiškai nesvarbu, kaip mums seksis. Reiškia, aš save įpareigoju būti tavo pusėje, domėtis ir dirbti dėl tavo gerbuvio, dėl tavo gėrio, nepriklausomai nuo to, kaip man seksis arba kaip mums seksis. Aš savo valios pastanga įsipareigoju, reiškia, visą laiką judėti va iš tą pusę, link tavęs. Šitoje vietoje mes matome labai svarbią meilės savybę. Meilė nėra, reiškia, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Jeigu meilė būtų emocija, tai tada yra neįmanoma žadėti geras emocijas, nes emocijos mūsų yra nepavaldžios mums. Emocijos yra priklausomos nuo oro, nuo virškinimo, žinot, vyrui būtinai reikia būti pavalgęs, nes kitaip jisai bus labai piktas ir blogas, o žiūrėk, pavalgė ir iš karto gyvenimas nušvito visai kitom spalvom. Ir tai yra tiesa, net juokinga. Kiek tai priklauso? Tai va, jeigu tai būtų meilė, tai tada nuovargis ir poilsis, emocijos mūsų įtakoja. Meilė yra valios apsisprendimas norėti ir daryti kitam gerą. Norėti kitam gerą ir daryti kitam gerą. Tai štai santuokinės meilės centre turime šitą valios apsisprendimą. Aišku, ta santuokinis įsipareigojimas apims taip pat ir pastangas ir savo emocijas kreipti į tą pusę. Už tai sutuoktiniai turi periodiškai skirti laiko savo, pabūti atskirai kartu, nueiti į kiną, į restoraną, kaip sakant, pasimatymą turėti. Čia yra labai svarbi įsipareigojimo dalis puoselėti tą emocinę pusę. Ir nebūtų teisinga sakyti, nu va, aš taip sukandęs dantis, reiškia, algą namo parnešu, dar dirbu namuose ir štai ta mano meilė tai ir yra. Labai gerai. Bet reikia, meilė yra visapusiška, jos centre yra valios apsisprendimas, tačiau toliau eina visi kiti meilės sluoksniai, tame tarpe tas emocinis. Bet meilė nėra emocija, skirtingai nuo įsimylėjimo. Įsimylėjimas yra emocija ir jisai užeina ir praeina. Nuo mūsų hormonų ar nuo metų laiko priklauso įsimylėjimai ar nuo panašių dalykų. Tai nėra mums pavaldu ir taip yra, mes taip sukurti, Dievas mus tokius sukūrė. Bet įsimylėjimas nėra tai, kam mes privalom paklusti. Kartais mes paklūstame ir įsimylėjimas, protu priimtas, jisai turėtų vesti į gerą, stiprią, didelę meilę. Bet reikės dar daug darbo reikės įdėti, kad įsimylėjimas pereitų į tą didelę meilę. Ir bus įsimylėjimų, kuriuos reiks tiesiog pastumti į šoną. Pavyzdžiui, būna pavasaris ir įsimylima pamačius arba įsivaizdavus arba prisiminus kitą žmogų. Ir sutuoktiniui tas pats įvyksta, čia yra emocija ir tada tenka tai pastumti į šoną. Meilė yra tas įsipareigojimas ir tai yra skirtingas dalykas nuo visokių emocinių vidinių judesių. Santuokos sakramentu
atsiranda grūdo pavidalo, atsiranda tas visiškas gyvenimo bendrumas, bet tik grūdo pavidalo. Ir šitas visiškas gyvenimo bendrumas, jo užuomazga gal tiksliau būtų, turi būti auginamas, puoselėjamas vedybinėme gyvenime. Santuokinis gyvenimas po santuokos sakramento sekantis turėtų būti įgyvendinimas to sakramento ir tos malonės išarchyvavimas, išskleidimas palaipsniui. Ir tai tęsiasi visą likusį sutuoktinių gyvenimą. Tas visiškas gyvenimo bendrumas, kuris atsiranda santuokos sakramentu, išreiškiamas intimiu aktu. Lytiniai santykiai yra kūno kalba, išreiškiamas tas pats, kas sakramento šventime buvo išreikšta žodžiais, santuokiniai priesaika. Ir lytinis aktas yra kūrėjų duotas ženklas išreikšti tam visiškam atsidavimui ir gyvenimo bendrumui. Ir taip pat yra kūrėjų duotas būdas augti tame bendrume. Lytiniu aktu vyras ir moteris išreiškia tą patį, ką santuokos priesaika išreiškia žodžiais. Aš esu tavo visiškai, besąlygiškai, iki gyvos galvos ir nepriklausomai nuo visokiausių aplinkybių, kaip mums seksis ar kaip mums nesiseks. Čia taip pat matome, kodėl lytinis aktas nesantuokoje yra melas. Jisai yra kūno kalba ir labai stipriai, labai galingai sakoma tai, kas protu ir širdimi nėra pasakyta. Tai, kas nėra dar priimta protu ir širdimi, ir tai jau kitų būdų, simboliniu būdu, labai galingų būdų sakoma. Ir čia verta pasvarstyti. Ir mes daugybę dalykų simbolių kalba galime meluoti. Galima ranką spausti ir šypsoti žmogui, o tuo metu galvoti visai ką kitą ir mano širdį ir prote nuostata gali būti visai kitokia. Garsusis Judo bučinys yra simbolinė kalba sakoma mokytojo, priraišumas, pagarba, o iš tikrųjų yra visai kas kita išreiškiama. Ženklas ir ženklinamasis. Ženklas tai yra kas išoriškai matoma ir ženklinamasis tai, kas yra mano nuostatose, gali gerokai skirtis. Lytinis aktas yra labai galingas, natūralus ženklas išreikšti visišką pasidovanojimą ir tai yra, tas pasidovanojimas yra santuoka, santuokoje. Toliau žvelkime į santuokos sakramentą per jo tikslus. Santuokos sakramentas turi du tikslus. Ir tie du tikslai vėl mums toliau rodys, kas tai yra. Ir pats sakramentas, ir po sakramento sekantis santuokinis gyvenimas. Pirmasis santuokos sakramento tikslas yra sutuoktinių vienybė. Sutuoktinių vienybė. Tai yra sutuoktinių bendrystė. Augimas toje bendrystėje, kuri pradedama santuokos sakramentu ir toliau turi tęstis. Pirmas, tai yra tas Dievo planas žmogui bendrystė. Žmogaus laimė yra bendrystė. Ir stebėkite, pats didžiausias priešas mano augimo šioje laimėje, į tą laimę yra mano egoizmas. Nes tai yra, kas atskiria mane nuo bendrystės su kitu. Nuo gebėjimo matyti kitą. Jeigu mano dėmesys sutelktas į patį save, tai ir yra pagrindinė problema, atskirianti mane nuo kito. Ir antrasis santuokos sakramento tikslas yra naujos gyvybės atsiradimas. Nauja gyvybė, vaikai. Antras tikslas, vėlgi stebėkite, kaip aiškiai matome ir žinome, vaikų normaliam vystymuisi, tam, kad jie būtų sveiki, ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, emociškai, psichologiškai, yra būtinas tėvų besąlyginis įsipareigojimas ir geri santykiai. Tėvų geri santykiai ir besąlyginis įsipareigojimas yra tas pamatas, ant kurio vaikų gerbuvis auga. Ir statistiškai žinome, kad vaikai vienas iš pačių baisiausių, labiausiai bijomų dalykų, kas gali įvykti, yra tėvų skyrybos. Pradinių klasių mokytojai kartais daro apklausas, kad išsiaiškintų tiesiog vaikų pažiūras, vaikų situacijas ir klausimas, ko tu labiausiai norėtum.
Ir dažnai atsakymas yra, kad tėtis ir mama vėl sugrįžtų kartu gyventi. Arba ko tu labiausiai bijai, kad tėtis ir mama gali išsiskirti. Vaikai tiesiog intuityviai jaučia, kaip jiems svarbus yra tas tėvo ir motinos besąlyginis, tai ką išreiškia santuokos priesaika, įsipareigojimas vienas kitam. Ir taip pat sveikas vaikas be abejo gali augti tik tai šeimoje. Kitur nebus taip, kad jam padaryta žala bus nepataisoma. Ne, net skyrybų, net ir kitų baisių dalykų, kurie įvyksta vaikams, žalą galima pataisyti. Dievas gali užgydyti visas žaizdas. Ir vėlgi dauguma iš jūsų turite patirtį, kaip tą Dievas daro, bet kainuos skausmo, kainuos laiko, kainuos pastangų reikės dėti, kad tai yra įmanoma, bet kam jas daryti, jeigu galima būtų išvengti to, be abejo išvengti yra geriau. Katalikiška santuoka turi keletą svarbių bruožų ir 4 iš jų noriu su jumis aptarti. Taigi, santuoka. Santuokos sakramentu atsiranda santuoka ir jos bruožai. Jis yra neišardoma. Santuoka yra neišardoma, tai reiškia iki gyvos galvos. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Jeigu nebūtų šito elemento, to neišardomumo, tai reiškia skyryboms palikta galimybė yra įmanoma skyrybos, skyrybų galimybė rodytų, kad nėra besąlyginio įsipareigojimo. Reiškia, kad įsipareigojimas yra, bet jisai nėra besąlyginis. Taip, skyrybos yra neįmanomos, nes sakramentas, tiek santuokos sakramentas, tiek kiti sakramentai yra nepanaikinami. Reiškia, sakramento šventimo nepriklausomai nuo to, ar mes tuo tikime ar ne, netgi. Atsiranda tam tikra dvasinė realija, tam tikra realybė, kuri yra nepanaikinama. Jos panaikinti yra neįmanoma. Jeigu žmogus yra krikštytas, jisai gali to krikšto išsižadėti, bet jis lieka krikštytas. Jisai gali atsisakyti gyventi kaip krikščionis, bet jis vis tiek lieka savo giliausioje esmėje, tas pakeitimas, perkeitimas yra įvykęs. Ir tas grūdas tenais yra. Žmogus gali neleisti jam skleistis, bet tenais tas zip failiukas yra. Tai tas pats yra su santuoka. Ir vėlgi, girdim šiandien daug priekaištų dėl to bažnyčiai. Ar jinai yra ne per daug tokia užsispyrusi ir ar ne per sunku tai yra. Išgyventi visą gyvenimą su vienu tik tai, su tuo pačiu, su ta pačia. Vėlgi stebėkite, bažnyčia labai kietai ir besąlygiškai mokydama, kad santuoka yra neįskiriama, paprasčiausiai stovi žmogau, aš ir tu, mūsų laimės sargyboje. Todėl, kad tavo laimė esmiškai svarbus yra tas besąlyginis įsipareigojimas. O kodėl? O kodėl, kam jisai reikalingas? Žiūrėkite, ar netiesa, kad tikra meilė turi tokią savybę, jinai nori gilėti ir augti. Tikra meilė nori gilėti ir augti. Tai yra įmanoma tik tada, kai žmogus įsipareigoja kitam žmogui. Įsipareigojimas yra meilės sąlyga. Kodėl? Todėl, kad įsipareigojimas sudaro galimybę man atsiverti tau. Tik tada, kai aš įsipareigoju tau, tu išdrįsi atsiverti ir parodyti dar vieną savo gyvenimo sritį, nusimti dar vieną kaukę ir parodyti, kas tu iš tikrųjų esi. Tik tada, kai aš esu tavo pusėje. Ir jeigu aš esu tavo pusėje besąlygiškai, tada sutuoktiniai sudaromos sąlygos drąsiau nusimti tas kaukes. Ir atvirkščiai, sutuoktinis tada drąsiau nusims tas kaukes po truputį. Todėl tikra meilė nori įsipareigoti, net besąlygiškai nori įsipareigoti. Ir žiūrėkit, tas paradoksas yra mūsų visa populiarioji kultūra, kuri tikrai yra nekrikščioniška, nekatalikiška ir skyrybos ir įvairūs meilės nuotykiai tiesiog yra norma, net ne tik netoleruojami, bet yra visiška norma. Ir iš kitos pusės, toj masinėje kultūroje pilna, paimkime pavyzdžiui, populiarias dainas. Tokių frazių kaip
aš esu tavo visiškai, aš esu tavo visam gyvenimui, aš esu tavo amžinai, tu esi mano vienintelė ir taip toliau. Ir štai paradoksas, tie dainininkai ir autoriai, kurie kuria šitas dainas, jie tikrai nekrikščionys dažniausiai būna, bet jų dainos yra labai krikščioniškos, čia tiesiog vos ne santuokos priesaika išreikšta tik tai kitokiais žodžiais. Kodėl? Kodėl jie kuria tokias dainas? Todėl, kad tai yra žmogaus giliausiai širdyje. Giliausiai širdyje mes trokštame mylėti ir būti mylimi išskirtinai, 100%, besąlygiškai ir visa kita. Tai yra žmogaus laimės esmė. Ir bažnyčia, sakydama santuoka, kaip tos meilės išraiška ir pamatas tolesniam augimui, negali būti su skyrybų galimybė. Jeigu kas. Tai tada reiškia, jau sudarant šitą santuoką nėra santuokos, nes jinai turi būti daroma besąlygiškai. Skyrybos būtų tik tai ženklas, kad to nėra. Gyvename pasaulyje, kuris siūlo ieškoti laimės visai kitų kelių. Siūlo ieškoti laimės niekam neįsipareigojant. Žmogau, tu turi būti laisvas bet kuriuo momentu padaryti bet kokį pasirinkimą, koks tau tuo momentu norėsis. Aiškiai, vienintelis įsipareigojimas yra savo norams, turi būti laisvas. Ir nemaža dalis visuomenės, faktiškai mes visi bent kažkokiu tai laipsniu nueinam šituo keliu. Bet stebėkite, jeigu aš nepadarau įsipareigojimo kokiam nors konkrečiam vienam dalykui, aš neturiu galimybės įeiti į gilę bendrystę su tuo asmeniu arba netgi su tuo dalyku. Pavyzdys būtų, žiūrėkit, kaipgi tapti gerų specialistų kokioje nors vienoje srityje. Tu turi į tą sritį išskirtinai gilintis ir palikti ir atsisakyti visų kitų sričių, susitaikyti su tuo, kad kitų sričių specialistas tu nebūsi. Bet kas jeigu žmogus sako, o aš noriu būti specialistas visose pasaulio profesijose. Aš tiesiog visas, tu nebūsi nei vienoj. Lygiai tas pats yra santykiuose. Jeigu mes norime turėti gilų santykį su kuo nors, mes turime įsipareigoti vienam žmogui. Įsipareigojimas reiškia susitaikymą su tuo, kad visų kitų pasaulio gražių moterų aš negalėsiu turėti gilaus asmeninio santykio. Pasirinkdamas vieną, aš turiu susitaikyti, turiu save apriboti. O gyvename masinėje kultūroje, kuris sako, tik tu niekada nepribok savęs. Visą laiką būk laisvas padaryti pasirinkimą tokį, koks tau tuo metu pasirodys norimas, naudingas, smagus, geras. Ir daug žmonių šitą nueina, šituo keliu. Gyvename labai vienišam pasaulyje. Jeigu žmogus vengia įsipareigojimo, bijo įsipareigojimo netgi, jisai neturės galimybės įeiti į gilę bendrystę. Ir tada lieka susitaikyti su bendrystės neturėjimu. Aiškiai, neturėsi gilios bendrystės. Egoistas iš tikrųjų yra labai vienišas žmogus. Tiek, kiek jisai yra egoistas, tiek jisai yra giliai vienišas žmogus. Antrasis santuokos bruožas yra santuokinė ištikimybė. Tai pirmiausiai apima intymių santykių sritį, reiškia intimų santykiai tarp vyro ir žmonos santuokoje vienintelė išraiška galima lytinių santykių yra. Bet taip pat apima ir kitas sritis, ypatingai minčių ir vaizduotės sritį. Ir va čia mums vyrams yra užduotis sunkesnė, nes vyrai yra labiau vizualūs pagal savo visą psichę, mes esame labiau paveikūs vaizdams. Ir todėl norėdami išlaikyti išskirtinį santykį su savo žmona santuokoje, mes turime didesnę discipliną įvesti į savo mintis. Ir tai irgi yra dalis bendrystės. Jeigu to nedarysiu, prarasiu dalį bendrystės, kuri yra mano laimė. Ir stebėkime, lytiškumas, kuris yra labai giliai žmoguje esanti galia.
turbūt antra galingiausia jėga žmoguje po savisaugos instinkto, po instinkto išgyventi yra lytinis instinktas. Ir štai per santuoką lytinis instinktas yra labai stipriai nukreipiamas į asmenų bendrystę. Reiškia, visa ta galia didžiulė, daug daugiau negu tik tai biologinis potraukis, bet ir psichiką apimantis, ir emocijas, ir net, reiškia, fizinį, biologiją žmogaus, fizinį būvį apimantis, nukreipiamas yra į asmenų bendrystę, tai bendrystei ugdyti. Trečiasis santuokos bruožas yra atvirumas gyvybei. Lytinis aktas, lytiniu aktu sutuoktiniai vienas kitą priima pilnai. Lytinis aktas yra to pilno priėmimo išraiška. Ir todėl lytinėme akte neturėtų būti užkirstas kelias gyvybės priėmimui, nes gyvybės priėmimas yra dalis to, kas mes esame, dalis mūsų vaisingumas yra dalis mūsų asmens. Ir atmetimas to, užkirtimas kelio vaisingumui būtų nepilnas, o tik dalinis sutuoktinių priėmimas vienas kito. Vėlgi, stebėkite, kai kurie iš jūsų ruošite santuokai, santuokos sakramentą priimdami jūs įsipareigojate būti atviri gyvybei. Tas pats galioja mums, kurie jau gyvename santuokoje. Reiškia, mes savo intymiais santykiais įsipareigojame būti atviri gyvybei. Kiekvienas lytinis santykis turi būti atviras gyvybei. Kontraceptikai yra neprimtini, jie užkerta kelią gyvybei. Būdas, kuris, tai daug dabar turėsim lietuviukų, ne, jie tik iš šitos salės, čia po kokią 10 vaikų iš karto visos poros turės. Ir būtų labai gerai. Bet ar yra būdas, kuriuo mes mūsų vaisingumą, mūsų vaikų skaičių reguliuot galėtume kaip krikščionys katalikai? Atsakymas yra taip. Yra būdas, vadinamas natūralus šeimos planavimas, kuris neužkerta kelio gyvybei, bet naudojasi natūraliu moters ciklu, mėnesiniu ciklu, ir jisai yra tinkamas, morališkai tinkamas būdas vaisingumui reguliuoti, vaikų skaičių reguliuoti. Vėlgi, tas pats natūralus šeimos planavimas gali tapti kontraceptiniu, jeigu bus naudojamas kaip technika. Aiškiai, lygiai taip pat tai vadinamas kontraceptinis mentalitetas. Vadinasi, mūsų mentalitetas turėtų būti atviras vaisingumui, atviras vaikams. Vaikai yra didžiulis gėris, santuokos žiedas, ir kaip taisyklė mes labai atviri gyvybei esame ir turėtume būti. Ir yra situacijų, kada sutuoktiniai teisėtai naudoja natūralų šeimos planavimą tam, kad galėtų vaisingumą savo kontroliuoti. Ar niekada kontraceptikai nėra priimtini? Yra labai reti, siauri atvejai, kada kontraceptikai yra leistini. Tai faktiškai yra tie atvejai, kada nėštumas reikštų pavojų moters gyvybei. Yra dėl sveikatos situacijų, kai nėštumas yra, reiškia, moteris tiesiog jo nepakeltų, mirtų paprasčiausiai, tada specifiškai tariantis su kunigu, su specialistais, yra leistini kontraceptikai. Vėlgi, tenais yra tokių ir kitų siaurų labai atvejų, kai pavyzdžiui vienas iš sutuoktinių yra netikintis, ar vienas iš sutuoktinių, reiškia, piknaudžiauja alkoholiu ir reikalauja santykių, ir panašus atvejai yra. Reiškia, bet šiaip jie yra tokie siauri ir reikalauja atskiro individualaus priėjimo ir tarimosi su kunigu dėl to. Toliau sekantis ketvirtasis santuokos bruožas yra monogaminė. Santuoka yra monogaminė, tai reiškia tarp vieno vyro ir vienos moters. Santuokos sakramentas galimas tarp vieno vyro ir vienos moters. Kodėlgi negali būti, pavyzdžiui, daugiau? 2 moterys, 4 moterys. Kai kuriuose kultūrose žinom, kad buvo ir 1 moteris ir keli vyrai. Tikrai tai yra religijų, kultūrų istorijoje žinomi fenomenai. Kodėlgi dabar krikščionybė ir katalikybė sako 1 vyras ir 1 moteris?
pabrėžia tai tą visišką savęs pasidovanojimą. Jeigu aš save 100% atidaviau vienai moteriai, tai tampa neįmanomas savęs vėl atidavimas kitai moteriai. Arba dar kitai moteriai. Nes tada bus, žinai, tada tai bus 50% savęs atidavimas. Mes galim save padovanoti vieną kartą. Turi save vieną ir padovanoji save vieną kartą. Santuoka kaip visiškas savęs atsidavimas įmanomas tik tai vienam asmeniui. Per santuokos sakramentu atsiranda vadinamoji namų bažnyčia. Šeima kaip namų bažnyčia, kurioje tėvas ir motina atlieka kunigų funkciją, atlieka tarpininkavimo funkciją tarp Dievo ir visos šeimos ir vaikų. Išmokstame mylėti Dievą ir augti bendrystėje vieni su kitais. Šeima yra ta vieta, kur mes to išmokstame. Vėlgi, dabar tie bruožai, labai kviečiu jūs pamastyti ir galvoti, visiškas atvirumas gyvybei, ištikimybė, tame tarpe ir minčių lygmenyje. Vyrams sunkiau, moteriams lengviau, bet moteriams irgi galioja tas pats truputį kitaip. Tačiau ir kiti dalykai. Argi tai įmanoma? Argi tai realistiška? Ar tai nėra tiesiog tokia gražūs idealai, kurių iš tikrųjų niekas niekada nepasiekia, bet, tiesiog taip šnekam gražiai. Prisiminkite tai, ką sakiau pradžioje. Be išorinės pagalbos tai tikrai neįmanoma. Tai neįmanoma. Bet santuokos sakramentu duodama galia tai gyventi ir mes, eidami per gyvenimą kartu, po truputį išarchyvuojame tą failą, jeigu dedame pastangas ir po truputį vis labiau panaudojame. Tai jokių būdų nereiškia, kad susituokę vyras ir moteris nuo pat pirmos dienos šauniai ir 100% įgyvendinti šitos idealus. Ne, mes visi esame nuodėmės sužaloti, esame nuodėmingi žmonės ir mes turėsime dažniausiai keliauti sunkią kelionę, bet pagalba yra, jinai mums duota, ją naudokime. Tik su Dievo malonė tai yra įmanoma. Žmogui, tai yra paprastai žmogui, be Dievo pagalbos yra neįmanoma. Tik tai gavus malonę tai yra įmanoma. Tie iš mūsų, kurie jau santuokoje gyvename keliolika ar keliasdešimt metų ir klausydami apie katalikišką santuokos sampratą galim sakyti, mano gyvenimas nei iš tolo nepanašus į tai, kas čia pasakojama. Niekada nėra per vėlu pradėti daryti tai, pradėti tuo gyventi. Sakramentai, bet kurie sakramentai, tame tarpe santuokos sakramentas, niekada nesugenda, nesupūva, nesuyra, nesudulyja. Tas failiukas, tas grūdas tenais yra. Pradėkime jį laistyti grūdą, tą failiuką išarchyvuokime ir Dievo maloniai veiks mūsų gyvenimo aplinkybėse, kokios jos bebūtų. Po truputį, nelengvai, griūvant ir vėl keliantis. Taip, tai ir yra kelias, kuriuo mes turime augti. Ir tas augimas nėra lengvas. Tiems, kurie dar nepriėmė santuokos sakramento, galite išvengti daugybės problemų, jeigu savo sukursite gerą startą. Gera starto aikštelė yra labai naudinga. Tai ačiū už jūsų dėmesį.